Ir žinai, atrodo, kad ta gyvensenos genetika irgi, ką pastebiu praktikoje, tikrai padeda tėvam geriau suprasti savo vaiką, ypatingai streso genetikoje. Kažkodėl, žinai, vat, kalbant apie tuos jautrius vaikus, ar ne, nu, kad kažkaip gal tai nėra vaiko pasirinkimas. Ir aš tikiu, kad giliai širdį supranta visi, kad tai nėra pasirinkimas, bet gal tada geriau suprantant to savo vaiko polinkius, galima lengviau jam padėti ir save pažinti ir geriau susitvarkyti ir gyvenimo eigoje. Ir ne, nu, kad nekiltų klausimo, Jėzus, kodėl aš negaliu absoliučiai toleruoti streso ir visas ten, tarkim, polinkis į streso patyrimą fiziniais simptomais, kur turim ir kur tikrai nėra labai dažnai nustatomas, bet jeigu pasireiškia, tai tada paklausiu paciento, ar jaučiat, tai sako 100% taip, visas, žinai, kūnas dreba, širdis plaka, viskas vyksta, tai kai tu žinai, tu gali aišku susitvarkyti ir nežinodamas, kad tavo genetinis polinkis toks yra, bet kai žinai, atrodo, kad gali laiku imtis intervencijų, tiesiog, kad būtų lengviau šiek tiek su tuo išbūti. Ir čia jau kalbant apie suaugusius pacientus ir vėlgi konkrečiai apie streso genetiką, dažnai tai padeda šiek tiek ir lūkesčius suvaldyti, nes tai yra tavo polinkis, tai mes nepakeisim tavo nervinės sistemos, tu vis tiek greičiausiai būsi jautresnis, greičiausiai vis tiek stresas tau labiau miegą gadins, bet tai suprantant, tada gal šiek tiek galima irgi paleisti tą jausmą, kad aš čia kažkoks nenormalus, čia man reikia kažką pakeisti. Nepakeisi. Taip yra,